Pirmiausia, tai norime užtikrinti elektros vartotojų interesus. Ir tas akcentas buvo ir pereitais metais, ypač tų skirstomųjų tinklų dalyje, bet šiais metais mes vis tik tai norime, kad ta kokybė būtų suvienodinta abiejose dalyse, nes skiriasi ir rytai, ir vakarai gana ženkliai, kai pradėjom sujungimo procesą, pamatėm, kad vis tik skirtumų yra gana daug. Tai dabar dedam pastangas, kad kokybė aptarnavimo būtų pakankamai aukšta visoje Lietuvoje. Taip pat stengiamės sudaryti sąlygas patogiai mokėti už suvartotą elektrą. Tai pasiūlėm naują produktą tiesioginį debetą. Tai yra naujas ne dėl to, kad jo aplamai nebuvo, bet naujas pagal savo kokybę ir pagal savo galimybės. Taip pat pasiūlėm 2 naujus planus, mokėjimo planus. Tai namai ir namai plus. Susidomėjimas yra, nemažai mūsų klientų pasirinko būtent tos planus. Jie skirti tiem, kurie per metus sunaudoja daugiau kaip 3000 kWh elektros energijos, jiems tie planai yra ekonomiškai naudingi. Tuo pačiu noriu paminėti, kad liko nepakeisti visi buvę planai. Tai yra, mes nedarėm drastiško pakeitimų, atsisakant, kas buvo, tiesiog įvedėm 2 naujus, kad būtų didesnė galimybė pasirinkti vartotojams. Taip pat yra ruošiamas naujos paslaugos ruošiam netgi tokias, kurios nepatenka į reguliavimo sferą, tai yra elektrikas į namus, kol kas darom pilotą tik Panevėžio mieste, bet matomai jį praplėsim visai Lietuvai, tai reiškia, kad mes suteiksim paslaugas, už kurias klientas galės gauti ir už mūsų tinklo atsakomybės ribų. Kita strateginė kryptis, aš dabar kalbu apie ilgalaikę strateginės kryptis, yra nuolat didinti veiklos efektyvumą. Tai matomai kiekviena įmonė, stambi įmonė tokį tikslą kelia ir tokia kryptimi eina, bet mes šioje kryptyje iš tikrųjų bandom ieškoti ir taikyti visus įmanomus būdus ir metodus tam, kad efektyvumas didėtų. Ir jau šiuo metu bent 50 iniciatyvų yra naujų mūsų bendrovėje, kurios turi padidinti efektyvumą. Na ir trečia kryptis yra taip pat ilgalaikė ir ko gero ilgiausią laikotarpį truks, tai yra tikslas formuoti naują organizacinę kultūrą. Tai net nepadaroma per metus ir 2, bet tokį tikslą mes savo išsikėlėm ir pradėjom konkrečius veiksmus, tai yra pradėjom darbuotojų kompetencijų ugdymui programas ruošiam, tai yra ir lyderystės profilį esam aptarę ir turim jau modelį, kurį bandom diegti, kaip turėtų būti ugdomi lyderiai mūsų kompanijai, tai ir darbuotojų rotacijos programa, tai ir darbuotojų nuomonės tyrimai ir nauja programa, tai būtų ambasadorių programa, kuri turėtų padėti palaikyti normalų ryšį tarp visų valdymo lygių, kadangi pas mus yra beveik 3000 darbuotojų ir 5 valdymo lygiai, tai ambasadoriai turėtų užtikrinti tą ryšį tarp skirtingų valdymo lygių. Ką ruošiamės daryti ateityje, tai kaip ir Europos valstybėse esame skirstomieji tinklai, taip pat ir mes norime diegti išmanųjį tinklą ir čia taip pat yra dedamos pastangos ir noras yra sudaryti geresnės sąlygas klientam, kad jie galėtų operatyviau reaguoti į pasikeitimus aptarnavime ir turėtų galimybę racionaliai naudoti elektros energiją, neprarandant tos kokybės, kurią jie nori turėti. Kita kryptis tai būtų elektromobilių įkrovimo tinklai. Žinot dabar, tai yra visam pasaulyje plačiai vystamas technologijas, jau turim ir Lietuvoje pirmosius elektromobilius, tikruosius elektromobilius, kurie veikia tik tai elektros energijos pagrindu, kurie turi būti pakraunami elektros tinkle. Ir pagal prognozes
pasaulinės iki 20 metų kasmet turėtų būti pagaminama apie 40 milijonų elektromobilių. Tai kaip bebūtų, bet į rinką jie ateis ir mes taip pat ruošiamės kurti infrastruktūrą, kad galėtume iš vienos pusės tenkinti naujo poreikį atsirandantį rinkoje, iš kitos pusės ir tiekti elektros energiją, ją skirstyti ir vystyti ir savo veiklą. Tai turime tam įkūrę mūsų naujoj energetikos sektoriaus struktūrai bendrovę, tai yra technologijų ir inovacijų centras, kuris ir nagrinėja tas galimybės ir naudas, kurias mes galėtume gauti vystant šią veiklą. Na ir įdomiausia turbūt visiems investuotojams yra, kaipgi keičiasi akcijų kaina. Tai čia ypatingų surprizų net nepateiksiu. Matome, kad Lesto viršutiniai kreiviai kaina pačioj pradžioj buvo užaukštinta ir paskui jinai sugrįžo į tą pradinę kainą, o pati tendencija, lyginant su Vilniaus AMX indeksu, tendencijos praktiškai yra tos pačios, tik tai matom pabaigoje indekso šuolį, tai čia yra Invaldos sėkmingas sandoris dėl Sanito pardavimo. Tai tendencijos yra labai panašios ir čia nukrypimo nuo bendrų tendencijų mes kol kas nematom. Baigdamas noriu pateikti informaciją investuotojams, kas galbūt jums yra svarbu. Tai yra, kaip sužinoti apie mūsų įmonę daugiau, kaip rasti mus ir priimti sprendimus tam, kad galėtumėt daryti investicijas ir dirbti kartu su mūsų kompanija.